Draugai, jei jums kada nors kaip ir man atsibos tradiciniai sumuštiniai, pasigaminkite štai tokį sumuštinį, jis tikrai jūsų nenuvils. Kaip pagrindą vietoj duonos ar bandelių naudosime marinuotus agurkus. Taip, teisingai išgirdote, marinuotus agurkus. Ir šiems sumuštiniam puikiai tinka salstelė veldan marinuoti pjaustyti agurkėliai. Vienam sumuštiniui reikės štai tokių 8 juostelių, kurios būtina gerai nusausinti. Sutarkavę čederio sūrį, juos skardoje ant kepimo popieriaus išdedame 4 kvadratėlius. Kiekvienas kvadratėlis turi būti tokio dydžio, kad jį pilnai dengtų 4 marinuoto agurkėlių juostelės. Išdėlioję agurkėlius juos paslepiame po likusių čederio sūrių, o orkaitėje kepsime iki tol, kol mūsų paruoštukai gražiai apskrus. Tada juos sutepsime majonezu, grūdėtomis garstyčiomis, uždėsime salotos lapų, taip pat išdėliosim kalakutienos kumpelius. Tiesa, kiek ko naudojau, tradiciškai rasite komentaruose surašytame recepte. O dabar grįžę prie sumuštinio gamybos, padėliokime pjausto svogūno, pomidoro, paskleiskime avokado, šiek tiek krapukų, svogūnų laiškų ir belieka visą šitą grožį paslėpti. Gal gamindami šios sumuštinius ir sugaišite daugiau laiko nei įprastai, bet jų paragavę dėl jų išskirtinio skonio suprasite, kad tiek laiko gaišti buvo verta.